Tai va, tokią pirdą turime pasiėmę už 350 batų per dieną. Tai ką mes čia darysim? Čiuošiam nuo Tarzankės. Iš džiunglių. Ore. Jaučiuos kaip džiunglių gyventoja. Gaminsim valgyti jiems. Sakė, galima straublį liesti, tik jei turi maistą. O tai sveiki! Mes dabar važiuojam į salą, plaukiam. Plaukiam į salą. Tai va, tai pajudėjom iš Kaosoko, nuvykome į... Kur mes nuvykome? Suratanį. Ja, į Suratanį su vairuotoju ir dabar sėdim kelte ir kelsimės į šitą Koksamui salą. Tai va, tokiam kelte esam. Paskutinę minutę iššokom į jį. Bėgau pirkti bilieto, kai buvo be 3 minučių 5 ir 5 turėjo išplaukti. Tai dar faina, kad jie čia kokių 15 minučių pasėdi, palaukia, kol visi susirenka, nes kitaip būtume niekaip nespėję. Tai visada paskutinę minutę. Tai kainavo 2 žmonėm keltas 9 eurai. Nu, bet mes be mašinos, žinai, be kažko didelio. Jo, tai keliamės į salą ir pradėsim saloj nagrinėtis ir uostinėtis. Tikiuosi pailsėsim, atsipūsim. Ilga šiandien kelionė mūsų. O prisilakstę mes čia. Bet faina, kad tailandiečiai, kuriuos sutinkam, tai šiek tiek yra sutikę lietuvių turistų prieš mus ir pramokę ačiū pasakyti, labą dieną, ate, visokių žodelių. Jo, nu populiarus turizmas lietuvių čia yra. Nu tai man tai smagu, kai mūsų kalbos kas nors nori mokytis, tai malonu. Nice. Einam pažiūrėti. Nu va, ir atvykom. Einam, bandysim išsikviesti grabą mūsų mėgstamiausią. Gerai, einam iki savo grabo, nes čia taksai. No, net. Žodžiu, visi čia priekabiauja su savo tais taksais. Tai einam iki grabo, kuris laukia kažkur tai prie išvažiavimo. Sorry. Nu va, važiuojam į savo pirmąjį viešbutuką. Salos. Pavargau, nebegaliu kalbėti. Viskas? Taip. Nešiau 2 kuprinės, atrodo petys nusmėg žemė. Tai dabar vloginsiu tik aš. Gal už tu palsėk šiandien? Ne, reikia žiūrovam parodyti viešbutį. Reikia žiūrovam parodyti, ką valgysim, ką veiksim. Viskas keliauja kartu. Keliauja kartu su mumis ir mato tuos pačius vaizdus. Nu va, ir atėjom. Nu, atvykom į savo kambarį. Tokią lovą. Vaizdas. Nu, įdomiai, tiesiai į bičą šiaip, kad čia atidaryt galiu po. O kaip čia atidam? O, į paplūdimį? Jo. Bet į restoraną tiesiai. Žodžiu, gali išlipti pro langą į restoraną. Okei. Tada va. Pasikabint gali. Nu ir tualetas. O į kur tualeto vaizdas? Nu irgi paplūdimį. Įdomiai, kaip čia šitas iš lūbų eina. Ai,
Ką, naujas rytas ir dabar išsinuomavom pirdas. Važiuojam nutikelt. Važiuojam į Julijos sugalvotą siurprizą. Tai va, tokią pirdą turime pasiėmę už 350 batų per dieną. Čia tokia pati, kaip turėjom Čiangmajų, ne? Jo, tai pažiūrėsim, ką čia galim su ją nuveikti. Nu, atvažiavom į Pick-up Pointą kažkokį ir va čia toksai. Sajanas pasitiko Guan Yu. Guan Yu. O kiek visokių sumuštinių karštų pasirinkimų. Ta prasme, gali visokių skonių rasti. Burgerių kažkokių, tai koldūnų. Visko yra. Visko. Supratai, kur mes važiuojam? Zipline. O dieve. Tai ką mes čia darysim? Čiuošiam nuo Tarzankės. Iš džiunglių. Ore. Devyni ziplainai. Čia visas miestelis. Nu. Matai, kaip čiuožia. Vyresnio amžiaus žmonės lekia. Lean back! Lean back! Oh my God! Wow. 1, 2, 3. Kol taip greitai? Kol taip greitai buvo? Aš Tau irgi taip galvojau, greitai? Taip. Aš gal aš Aš išsiteksiu. galvojau, išsitieksiu irgi. Kaip kiaušinienė, taip. Visos džiunglės matas. Taip. Apsisuk. Kaip Tarzano kelionė. Nu, pasiruošus. Ready? Yeah. 3, 2, 1. go! Aš vėl apsisukau. Wow. O ne, kaip stabdys. Oi. Opa! Tas stabdis kaip buvo. Nu, stabdis nemėgstamiausia mano dalis. Oh my God! Atėjai. Jaučiuos kaip džiunglių gyventoja. Tarzanas. Eik. Oh my God, kaip gerai buvo. Kaip karšta. O, aš visą šlapę, kaip po treniruotės. Nice.
Smagiai. Labai, labai gerai. Kaip to gimtadienio staigmena? Gerai. Įdomu buvo tikrai, nebaisu. Neturėjai tokio gimtadienio. Nice. Vaikystėje laipiodavom Uno parke. Tai Uno, tai čia nepalyginti su džiunglio, kai skrendi. Nu, geras. Dar purvo šio. Kaip jie prasilenkė, nesuprantu. Beveik nušik. Tokiu keliu dar nevažiavau. Gyvas. Gyvas. Nu, atvarėm į Restiką. A, tai va meniu atrodo. Paprastas, bet ir paprastos labai kainos. Reikės kažką išsirinkti. Dabar maisto puota. Bam, 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 bam. 4 patiekalai. Kaip Mišleno. Skanaus. Nu, tai va, pavalgėm už 9 eurus kažkur. O dabar važiuojame į kirpyklą. Apsikirpti. Pabandysiu. Labai skanus maistas tikrai. 10 iš 10. Man patai galėjo būti daugiau skonio, bet šiaip tikrai viskas gerai. Eini kirptis? Jo, einam. Kirpti. Tomai pasiruošęs? Pažiūrėsim, kaip apkirpavo. Geras. 300 batų sumokėjau. Thank you. Kapunka. Bye bye. Gerai. Bye. Kapunka. Levai. Nu tai va. 300 batų kainavo. Labai gera kirpykla, faina. Gerai, važiuojam toliau. O kas čia dabar? A tu irgi važiuosi kartu? Nori kartu važiuoti? Nebijok. Pati bijai, Jėzau. Nu atvarėm į beachą pagaliau. Pirmasis mūsų beachas. Koh Samui saloj. Kokios bangos. Žiūrėk, ką tik saulė nusileido. Jo. Nice. Gražu, gražu. Very nice. Very beautiful. Nu
tai ką, naujas rytas Koh Samui saloje ir dabar pusryčiaujame. Taip, vėlyvi pusryčiai. Nusprendėm patinginiauti ir skirti dieną paplūdimiams, kaip ir priklauso saloj. Va, kažkoksai mojito passion fruit gėrimas, vaisių baulas ir avokado taustas. Labai gerai. Pavalgom ir važiuojame į paplūdimius. Nu ką, atėjom į pirmąjį paplūdimį. Šiaip labai geras bičas, nedaug žmonių, tvarkinga, šiukšlių nėra. Nice, patinka man čia. Dabar varysime kažkur papietauti ir į sekantį bičą. Sustojom pavalgyti. Pas kažkokią močiutę čia ant gatvės. Močiutė tai miela. Pažiūrėsim, ar neteks paskui tualetėse. Aš manau, kad neteks. Aš manau, kad čia bus skanu, geras maistas ir už adekvačią kainą. Nes kai kur žiūriu, vien chicken filet kainuoja 15 eurų. 15 kokių eurų kainuoja už chicken filet. Tai nesąmonė. Nemokėsiu tie. Nemokėsiu. No. Nemokėsiu. Geriau jau rytoj išleisti pinigus elefantų sanctuary. Šiaip lietuviškai. Taip. Tai elefantų sanctuary. Va čia gamina maistą mum. Nu va, bomžpakiniai makaronai su vištiena. Nice, labai gerai atrodo. Nu, tai papietavom, sumokėjom 215 batų. Liko močiutei daugiau arbatos, labai miela buvo. Jo. Nu, tai keliaujam į naują bičą. O per tokius namukus. Neblogi namukas. Nu jo. Tik aišku, gal nepatiktų man, kad čia vaikščiotų visi į paplūdimį per juos. Šiaip tvarkingai, atrodo gerai. Prieinam paplūdimį. Gražiai atrodo tie pastatai. Nu, va tokia vietikė. Čia gražiausias bičas iki šiol, kur buvom. Nu, Julija jau raudona visa. Taip, kaip vėžys. Nors ir purškiausi. Tai jo. Nice. 100 batų už gultus. Pigiai. Ir vandens davė.
žmonių. Tai kaip tau šiandienos greičiai? Pavargau ir mano kojas visos raudonos, nors ir purškiau. Nepadeda. Va kaip gražiai vakarieniaujam. Ką čia turim? Turiu troškinį su tofu ir anakarčiais. Paragausiu pirmą sykį. Pas mane tai fried rice su chicken basil. Nu, tai skanaus. Ir iki rytojaus. Tai ką, nauja diena ir atvažiavome į Samui Elephant Sanctuary, Bobfoot. Tai va, atvykome pastebėti dramblių, o pažiūrėsime, kaip jie gyvena, apie juos papasakos mums. Ir šiaip čia yra, kaip vadinas? Etiška dramblių sanatorija, kur jais nejodinėjama, su jais per prievartą nedaroma dalykų, juos iš esmės išgelbėja iš vietų, kur tai daro su jais ir čia tvarkingai juos prižiūri. Tai va, pažiūrėsim, svarbu pasirinkti Tailande etišką dramblių sanatoriją. Nejodinėti jais, nes tai yra nesąmonė. Nesąmonė. Va. Safety rooms. Ir čia jų drambliai. 65 metais gimė. Trečiai. Tai ir pirmieji drambliai. Sakė, čia vien patelės yra ir jauniausia apie 50-52 metų, o vyriausia 68. Sakė, gyvena maždaug iki 70 metų. Gaminsim valgyti jiems. Sakė, galima straublį liesti, tik jei turi maistą. ฉันมีวิดีโอนะที่ให้คำปังเล่นหินควานเขายืนเชียร์ใหญ่เลย Va, เก่งมาก bananai. อย่างเงี้ยใช่ Tokie bus desertai. Jo, มา ryžiai. ที่ไข่กาวาเลย Žiūrėk. Okay, so why we have to make some special food for them? You know, actually rice and the fruit is not the main food for the elephant. Main food is leaf and grass and tree. But the elephant here, some of them they lost all their teeth. Yeah, some of them have bad digestion in their stomach. You know, when they have no teeth, they cannot chewing food well. If they eat that, they have bad digestion, cannot digest. And when they poop out, it's gonna be the same, like the whole banana or the whole leaf that they eat. And some of them cannot poop out. The main nutrient for animal, same that we give to the horse, to the cow. Okay, we have elephant dry food, made of corn, soy, and grass. This one is rice starch, skin of rice. Okay, we have this. This one is tamarind. Yeah, very sour fruit, have lot of vitamin. It help them to poop easy. You know, yeah, when they got a poop stuck, the first thing that we do is not remove by hand, but we're gonna try to give them a tamarind bowl first. Yeah, give them a tamarind bowl. It's gonna be a little bigger. Give it to them. It help them to digest and then they can poop out. If it not work, then they will jump in the pool. Yeah, jump in the pool. You know, their belly it move. It's like a therapy, so they can poop out easy. After that, if it not work again, so. Gal sušio geriau? Ar nori makaluotis tešloje? Tai gal Aš makaluojam? tave galiu užleisti. Mane užleisti. Taip, pamakaluok. Palauk, aš turiu laikrodį nusimti. Makaluoti čia nieko blogo. Okay. Uhu, koks kvapas. Kaip jausmas? Tai kaip Pasirašau. tešta. You know, we love when have people here. We don't have to do it ourselves. We don't want to do. At the first, when I come to work here, I really love to feed them and also
Pačiūrį, kovų. But after Try. being here for long, they eat non-stop. Tomai pasirašai. Kukuliuką ir turiu bananiuką. Tai daugiau bananų galiu. Taip, po to dar galėsim duoti. Nice. Great. Bandysiu paglostyti. Yeah, she's hungry now. Next thing. Bandysiu paglostyti. Sakė, šita ponė neišrankė, bet Nice. kairėje akyje prastai mato. Kairė akimi prastai mato. Turi kataraktą. Kaip žmogus. You can take banana there. Labas. Sorry? Kim. About 3.6, 3.7 tons. Kokia, The biggest here is 4.2. kaip įdomiai jinai. 4.2 jaučiasi. tons. O tai banana. Tai va bananas. Nori? Išmetė. Nebeturiu. Yeah. Geras. She also picking. Hi. Eik arčiau įneš. Pabėga. You move closer to her. It's okay. That's it. Great. Oh, it's Kokia okay. stora oda. อะไรนั่นไงก้อย You call her คำแสน Call her คำแสน Kamsen? Yeah, her name คำแสน Kamsen? Nebijo. So if it What? rain, it means they will play a lot. O, When it rain, you will see all of them play in the mud. They will swim in the pool and everything. So if it rain, it's lucky. Lucky because elephant love it. nu ką, gavom krepšelį. Einam lauknešėlinę. Einam lauknešėlinį. Kur nori eiti? Tai va šitą pamaitinam po tą. Gerai. Senolė. Sakė, čia pirma iš 3 išgelbėtų šioje saloje dramblių. Gerai, duosiu krabūzą jai. Skanus arbūzas. Arbūziuką, kapoja. Please, yeah, behind the line Ah. for your safety. O, čia turim liniją ir už jos reikia stovėti. Ojoj. Nu, davai. Imsi? Šo. มันเหม็นน้ำลายใครเนี่ยเหม็นน้ำลายอ่ะ Ir tas traublys kaip ranka. รู้ได้ไงว่ากินน้ำลาย Nebeturiu viskas. How much does they usually cost? Yeah, for the old elephant like this, yeah, for the old one, we need to pay around 800,000 to 1.5 million baht. But for the baby, yeah, baby elephant, we need to pay. It start about maybe 2 million baht to 5 million baht. Yeah, it's like you buy one house in Thailand. Yeah. Einam But pamaitinti. do they have like birth certificates also? Yeah. So they are bred by people or they are caught in wildlife? For the elephant that's more than 50 years old already, maybe we can think like people catch them from the wild before. Because the Thai government they just ban people to like cannot catch the people in the wild maybe around 45 years ago. Yeah. Jau iš basketo beveik nieko ir liko nebeliko, ką tu trečdalis. duosi kitiem. Nu, šitos bananus tamsius palikau tai paskutiniai drambliai, kuris sakė labai išrankiai ir valgo tik bananus. O tada kitiem jau, nu, žiūrėk, padarėm lygybę. Taip nesitarėm. Viskas, aš čia savo turiu. Tai kiekvienas dramblys turi savo asmenybę ir savo įnarius, kai kas valgo, kai kas mušasi, kai kas, nežinau, išdykauja. O šiaip suvalgo 10% savo kūno svorio kasdien. Tai
didžiausia dramblė, kurią ką tik maitinam, sveria 4,5 tonos. Tai suvalgo apie 450 kg kasdien, tai įsivaizduokit, koks čia kiekis maisto. Tiesiog vieni iš gyvūnų, kurie kaip besočiai valgo ir valgo. Imk. Kaip su pirštais pačiumpa. Imkim. Skanaus. Močiutė. O turim sushi. Yeah, it's sushi, everyone. Pinky kapunka. Oh, big one. Eisimaitin. Yeah, you can feed them with sushi also. Sučiumpa. Nu, kaip įdomu. Močiutka. Šitą panelę pati švenkiausia. Nevalgo arbūzų. Ir truputį atsiskyrė, neturi draugučių. Susimušė praeitą naktį su kita ponia. โอ้ยทำไมมันเร็วจัง เร็วนะ จะ4 โมงแล้วเนี่ย จะ4 โมงแล้ว Žiūrėk, kokia linija, kur vos išlapas, o kur Jo. liko sausa, gal vos nešlapina, žodžiu, plaukų savo. Nepaniro. Dar maudosi. O. Sakė, jų prižiūrėtojai juos valdo tik tai balsu ir rankomis. Nes kažkiek jokių priemonių nenaudoja, bet užtat būna su jais. Šiek prikakoja va dabar. Valo. Užsimetė sausas žemės tiesiog. Ką tik išsimaudė. Opa. Nu, tai baigiam savo turą. Labai pavargau. Nu, tikrai fainai buvo. Daug pamatėm, daug sužinojom. Dabar važiuojam pailsėt pagaliau. Kaip žmonės. Vai, kokį dar atvarėm. Gražuolį vaizdą. Nice. Nu, Julija jau pamaitino pirmąjį šunį. Olia kaulai šviečia, kokių kaulų. Žiūrėk, koks šviečia. Nu, gerai, bent pavalgys. Žiūrėk, koks šviečia kaulai. Nu, vėl. Nu, tai ką, baigiam savo ekskursijas. Atėjo vakaras. Tai pamatėm dramblių prieglaudą. Kaip tu vertini, Julija? Tai buvo pirmas kartas gyvenime taip arti dramblių. Tai aš sakyčiau, kad buvo verta. Ir šiaip labai gražiai su jais elgėsi. Labai pasako apie kiekvieną. Susipažinom su kiekvieną asmenybę. Sužinom visas dramas, kurios vyksta ten tarp patelių. Tai sakyčiau, ilgam prisiminsiu. Jo. Ir svarbu aplankyti tiesiog etišką dramblių prieglaudą, kur jų neskriaudžia, jais rūpinasi ir jų neišnaudoja. Tas svarbiausia. Taip, o dabar baigsim savo video blogą ir susitiksim kitoje saloje. Laukit kitų nuotykių. Tai subscribe, like, share and iki greito.